Lietuvos valstybė šventė sausio 13, tai Laisvės gynėjų diena. Praėjo lygiai 20 metų nuo to momento, kai 1991 m. sausio 13 d. įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, radijo ir televizijos komiteto pastatą, parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Kompozitorius Giedrius Kuprevičius, kurdamas muziką 10 dalių poetiniai oratorijai Amžinoji šviesa, kuri buvo atlikta sausio 13 d. Kauno sporto halėje, rėmėsi ne 1991 m. sausio 13 nakties įvykių medžiaga, bet filosofo Antano Maceinos pasirašydavusio poetinio Jasmanto slapyvardžio eilėmis. Poetinę oratoriją atliko Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, solistai sopranas Ona Kobalovaitė, bosas Liudas Mikalauskas, smuikininkas Vilhelmas Čepinskis. Fliugelhornu grojo Valerijus Ramoška, pagal Antano Maceinos eiles dainavo Kauno choras, skaitė aktorius Egidijus Stancikas. Kompozitorius Giedrius Kuprevičius taip pat neliko nuošalyje, jis skambino fortepijonu. Tai neproginis kūrinys, jame nėra jokios pompastikos ir patetikos. Oratorija skirta mums visiems, ji apie mūsų vienybę ir kasdienį gyvenimą. Apie tai, kad būtume kartu savo tėvynėje, kuri yra mums brangi, sakė kompozitorius Giedrius Kuprevičius. Kauno sporto halėje skambėjo varpo dūžiai, kilo Laisvės gynėjo laužus primenantis liepsnos liežuviai, Simono Glinskio vaizdo projekcijoje metaforiškai atgėjo istoriniai įvykiai. Kiekvieną naują rytą, kaip kūdikis purdėdamas džiaugsmu, pamirštimu, kad tyloje senų namų pavytusių lapų nukrito, lyg paskutiniai šio rudens šalna, sunkios prasmės pilna, būtis mana. Kauno valstybinio dramos teatro aktoriai skaitė eiles apie tamsią ir kraupią naktį ir po jos išauštantį rytą, kuris nebebuvo toks pat kaip anksčiau. Poetinė oratorija vainikavo choristų ir publikos atliekama bendra daina.